Taip, nepraleidžiu progos pafilmuot kokiam šabakštynę lakstau. 3 diena su manualu, su mechaninė pavarų dėžė ir įsivėliau į va šitą veiksmo sūkurį. Čia rimta, čia autobusai, tuktukai, motociklai, dviračiai ir žmonės. Labai daug judesio, labai daug veiksmo, nuostabi praktika, kaip nevažinėjusiam su mechaninė pavarų dėžė, su motociklu. Kodėl aš čia atvažiavau? Atvažiavau, nes man reikia detalės. Man reikia detalės va šitos, matas, plasmasė nulūžus, ir klyba sankabą. Kad pataisyti sankabą, man atrodo, reikia va šitą va dirželį sutvarkyti. Ne dirželį, o šitą vamsdelį, tai žodžiu. Radau, kas man sutvarkys ir bičiukai sako, nusipirk detalės. Tai va aš on the go, misija detalės dabar vyksta. Tai dar kartelį. Moto Martas mane gelbsti, man reikia detalių. Keičiam šitą nesąmonę ir va šitą nesąmonę. Man iš karto pasiūlė, kad va čianais pas pacanus galima pasikeisti, bet aš turiu savo bičius džiunglėse. Džiunglių servisiuką susiradau vakar, visai malonus pacanai, tai jie man gal padės su tuo. Nusipirkau detalių, dabar varysiu pas bičiukus į džiunglės. Į džiunglių servisą supažindinsiu jūs su pacanais. Faini bičiai, praeitą kartą nuvariau, kad man sutvarkytų va šitas va šūdas. Čia tipo užvedimas, jeigu nusėdo akumas, gali užvesti šito. Ir jisai atsilaisvino ir jisai visą laiką atsilenkdavo ir kabindavo koją. Tai man jį sutvarkė ir sakau, kiek šaibų sumokėt. Sako, nieko nemokėk. Stil palikau tenais biškį šaibą, nes nemalonu, bet kieti pacanai man nepatinka. Dar nedavažiavau iki mechanikų, bet užlėkiau pas bičiukus valgyti roti su daržovėm ir kiaušiniu. Labai geras ir pigus maistas. Ir malonus žmonės. Ir man visą laiką patinka tokiuose mažose užkandinėlėse valgyti, o ne restoranuose, nors ir restoranuose pigus maistas. Tiesiog tokiu būdu suportini mažus verslus ir tiesiog maloniau, nes žinai, kad darai žmonėms gerą. Jie galbūt neuždirba tiek, kiek restoranai, bet jie įdeda daugiau širdies į tavo maistą. Ir šiaip vieną kartą atvarai, kitą kartą atvarai, jau su jais kaip savas vėliau jautiesi. Susibendrauji ir visokių įdomių dalykėlių tau gali papasakoti. Maistas atrodo taip. Tiesiog blynas įdarytas daržovėmis, kiaušinių, sūrio įdeda, duoda kečupo, pasiėmiau iš šaldytuvo sulčių. Labai simple, bet sotų ir pigu. Apie 1000 pesų. 300 pesų, primenu, yra doleris, tai biški virš $3. Va čia, hebra, yra potencialus šrilankietiškas peizažas. Tie laukai užsėti kažko. Ta prasme, čia visur vanduo, visur tas drekinimo kanalai. Ir tokie siauri keliukai. Siauri keliukai džiunglėse. Iš esmės tu visur važiuoji per džiunglės. Yra kalnuotos vietos, yra ne tokios kalnuotos, čia labiau lygumos. Labai daugiški žmonės, labai faini. Su visais sveikini, nes palinksi galvą, tau palinksi atgal, nusišypso. Gražių vietų labai daug. Vilos, dabar tarp kitko važiuoju ir iki servisiuko, pas pacanas į džiunglės, ir tuo pačiu metu žiūrinėjau vilos, kur gyventi. Čia nais va bičias skrieja su motociklu. Ai. How are you? Okay?
ieškausi tuo pačiu metu namų, kokių fainų. Turiu nusimatęs kelias vietas, ten toks ežeras yra didžiulis, gal jį apvažiuosiu pasižiūrėti, bet dar laiko turiu kelias dienas. Va čia, tarp kitko, visai gražios vietos, šita vila, tenais vila, reiks gal užlėkti pasiklausti po to, ar jie nenuomoja. Tai atvariavau pas pacanus į džiunglių servisiuką. Praeitą kartą važiavau ir ieškau šitą serviso. Ir čia bišai va šito aikštėje kriketą kapoja. Daug maž mano amžiaus, ten 27, 24 metai, 30 metų bičiukams. Ir va čia nais yra servisiukas pas juos. Jie tvarko tos mocus. Tarp kitko, aš susitariau, sako, kad man galbūt išnuomos mocą, kai man baigsis šitą nuomą, man išnuomos va šitą vat, raudoną žvėrį, už pigiau negu aš va šitą vat pasiėmiau. O dabar atsivežiau savo detalių ir man bičiai pakeis va šitą dalį ir sakė, va čia nais sutvarkys, nes kliba dalykas. Malonus pacaniukai, labai faina ir man visą laiką patinka tokiose nuošalesnėse vietose, kaip sakiau, tiek mažose kavinėse, tiek visokiose servisuose, kur toli nuo turistinių spotų, nes žmonės stebėsi, kaip tu čia atsiradai, nedažnai apsilanko ir požiūris į tave toks kažkoks, nežinau, nuoširdesnis, malonesnis. Tai va, o ten šuo. Chile. Viskas man sutvarkė pacanai priekį. Va šitą plasmasę, nes nebuvo išlūžus, kaip matėt. Ir, tiesiog dišovai žiūris, nenori važinėti su juo. Ir pakeitė va šitą va trosą, sankabos trosą sutepė, tvarkingai patepė. Ir atspėkit, kiek paprašė, kai sakau, kiek aš tau skolingas, paprašė 500 rūpijų. Tai 300 rūpijų yra $1, tai čia arti $2. Juokinga. Aišku, daviau daugiau, nes bičiai mane išgelbėjo ir šiaip geras vaibelis pas juos. Kol kas mane džiugina Šri Lanka. Aišku, vėlgi, galėjau išsinuomoti mocą ne tokį paliedusi, bet turint omeny, kad aš su mechaninė pavarų dėžė važinėju pirmą kartą ir mokausi, aš galvoju, mokymuisi mocas pats gazas. Pats tas daug labai nereikalauja, tie, kas išnuomavo, jie žino, ką man prastūmė. Ta prasme, jisai važiuoja, viskas su juo puiku, bet, va, pavyzdžiui, ant neutralių kartais gesta. Reikia gazą laikyti. Tipo gazuoti po biškį, nes jisai užges. Aišku, taip neturėtų būti. Normalus modas ant neutralios pavaros turėtų tiesiog, degimas neturėtų dingti. Ir ką? Ir šitas mocas, jisai man skirtas mokymui ir jisai savo pareigą puikiai atlieka. Nežiūrint į tai, kad va šitą sutaisiau, kad nesikabinėtų už kojos, nes nukrysdavo anksčiau. Labai nedaug benzo ryja. Aš užpilniau pilną baką, važinėjau jau kelias dienas ir biški tik tai ta strelytė mažė. Vienas bičas sakė, kad šitas mocas ryja 1 litrą ant 30 kg. Kitas bičas sakė, kad 1 litrą ant 50. Tai nežinau, kuo tikėt, bet still 30 ir 50 litrų mane džiugina šitie skaičiai. Reiškia, su pilnu baku, čia 8 litrai telpa, gali keli šimtus kilų nuvažiuoti easy. Cool. Va, o dabar planas varyt paieškoti kokių nors gražių vietovių
kur galima būtų apsistoti mėnesių kokių. Vilų gražių su kraštovaizdžiais. Ir pavalgyt nuvaryti. Šri Lanka, baby. Blemba, tiesiog pasižiūrėkit, koks grožis. Pasak. Viskas žiauriai žalia. Nu džiunglės, ko norėti, džiunglės, tie paukštukai skraido. Gervės čia. Hai. Žmonės, kaip sakau, sveikinas. Ten bičas sėja dalykus. O aš toliau kaimeliais varau. Žiūrėkit, kokį draugelį sutikau. Jis dabar tepa slydę nuo manęs. Bet čia yra varanas. Varanas, driežas, katės dydžio. Varo. Jeigu kam nors kyla klausimų, kaip vyksta būsto paieška, tai tiesiog blaškausi po rajoną su motociklu ir žiūrinėju, kur vilos for rent, kur galbūt atviri vartai ir stovi didelis namas, kur galėtų būti akivaizdu, kad nuomojama ir panašiai. Ir aišku, traukiu link ežero, kur sakiau. Noriu pasižiūrėti, kaip ten atrodo pakrantės. Ir šiaip įdomu, ar ten yra kokių nors pavojingų dalykų. Dėlių, man atrodo, turėtų būti. Ta prasme, ar žmonės maudosi ežere. Nes jeigu maudosi, tai visai norėčiau turėti ežerą šalimais. Apie šitą ežerą kalbėjau. Jisai didžiulis. Su salomis. Baidarė. Čia vyksta gyvenimas. Aš toliau. Mano planas yra apvažiuoti šitą ežerą. Tenais ratu galima taip dun ir aplėkti. Ir tai dar nėra pati gražiausia, kurį mačiau. Čia yra tiesiog didelis namas labai. Čia ant ežero kranto. Toks jausmas, kad jinai gal apleista. Nors nereiks. Nežinau, nesuprantu. Ten viduj tuščia. Viduj tuštuma. Reikia eit pažiūrėti. Vis dėlto, žinokit, aš pakeliu į šitą vilą. Bičiukas sustojo. Beveik nekalba angliškai, bet sako, jo, galim laisvai. Norit pasižiūrėti, čia mano draugas kažką. Security dirba. Va, šitas bičas. What's your name? What's your name? No problem. I don't know. What's Drisan? I'm Andy. Čia security šunys. Normal people security. Okay. My friend. Tai čia gaunasi. So no one lives here. Tuščia vila. Pasižiūrėkit. And the owner is in Colombo. Wow. Aišku, visur pradaryti langai. Wow. Geras, tvarkinga. Let's go higher. Hi? Yeah, a little bit. Oh. Mes dar aukščiau. Tai primeskit šitą vilą. Čia net restauruoti, nereik langų sėdėti ir viskas. Ir tu gali chillinti. Yeah, apstinti. Oh.
Whoa, that's nice. Wow, that's cool, man. Čia tai grožis. Tai va tokių nuotykių ir ieškai, važinėjai. Čia biški dangerous. Važinėjai ir ieškai nuotykių. Ir juos randi. Žinai, nes pritrauki tai, apie ką galvoji. Jau esu minėjęs, kad savo mintimis ir emocijomis kuri savo realybę. Tai va, mano emocijos buvo rasti nuotykių. Ir tik ką pritraukiau tai savo gyvenimą. Backside. Okay, it's also the part of the villa, this, Yes. yeah? Oh, nice. Bet čia, ten karvės ganasi. Sako, čia irgi dalis vilos yra. Va šitas visas laukas, tenais. Čia bizonai, man atrodo, net ne karvės. Prikolas. Wow, that's cool. That's nice, man. Mažas minusas šitą mocą, kad man dabar yra nepatogu filmuoti viena ranka. Nes prieš tai filmuodavau be problemų su skuteriu, nes ten tik reikia gazą spausti. Čia biški kitaip. Žinot, kas džiugina akį labai? Upės, kuriuose nėra šiukšlių. Va čia aš suprantu. Va čia Indijai reikėtų mokytis iš šitos šalies. Nu, aš tau palosiu. Aš tau toj. Čia tarp kitko užtvanka yra. Kind of. Šuniek ant manęs. Nu ir va, vis dar keliauju. Hi. Hi bro, how are you? Good, and you? Yeah, You okay? Yeah. I'm just going around the lake. Yeah. Look, can you tell me, do people swim in this lake? No. No? This might have too much crocodile. Crocodiles Yeah. in the lake? Yeah. In the lake? Yeah. Oh, Too much big one. Maybe 5 meter, 10 meter like that. yes? Yeah. Okay, Big mouth. okay, so I would not swim then. No touching. I mean, because I saw people in the boat, they were Boat in... going, no problem. Boat coming like this guy going wrong side. Ah, okay, because they were in the boat in the middle of the lake and they swimming. Yeah, yeah. But by the shores they do not swim. No. Okay, No going. thank you. So you saved my life. Yeah. You country? Huh? You country? I'm from Lithuania. Yeah. Lithuania. It's like Very very, nice very, country. very small country. Yeah, very nice country. Me working before now maybe me vacation coming me work Dubai. Ah, Now okay. vacation 1 month. Yeah, My too much friend have Lithuania. yeah. Operator, office people, too much have. From Lithuania, say? Yeah. Okay. Now work in Dubai. Nice. So Me going next month uh-huh. again. So you came to your hometown for the vacation, right? Yeah, my home here. Ah, okay. It's a very calm place. Yeah. I came from India. I like your country. Sri Lanka. Yeah, I like this country. There is no trash. Yeah. I mean, comparing to India, Yeah. it's so nice. Yeah. Especially the lakes, the rivers, no trash. That's Yeah. perfect. That's very nice that you love your nature, guys. Yes. Because Indians, they don't give a shit, you know. That annoys me. Okay, best. Nice to meet you. Nice to meet you, man. Okay, thank you. Where hotel? In Layanagoda. You want to know? Yeah, somewhere there. Okay, again. Bye. Bye. Nu va taip. Sustoja paplepėti žmonės ir aš toliau traukiu va šitais va keliukais aplink ežerą. Tai pasirodo, maudytis negalima. Mano planas susijęs su ežeru, jisai žlugo.
Turiu omeny, kad būt prie ežero maudys, sako, yra didelių labai krokodilų. 5 metrų ir 10 metrų ir mane nukilins. Tai reiškia, iš principo nėra skirtumo dabar, kur ieškotis namų. Gerai, chebra, čia jau prasideda wrong turn scenarijus, nes kelias išsišakoja ir neįsivaizduoju, kurio reikia važiuoti. Tai palinkėkite man sėkmės. Jeigu matot šitą video, aš išgyvenau. Jau prasidėjo džiunglių vaibas. Jau po krūmynus kažkokius velkosi. Ne veltui pasiėmiau šitą mocą, nes būtent taip ir atrodo mano kelionės. O turint omeny, kad Šri Lanka tai džiunglių šalis, man reikia aparatą su dideliais ratais, nes ir per balas reikia pervažiuoti ir per bekelės visokias. Tai va, tai traukiam toliau džiunglių keliukais. Neužilgo sutem turėtų. Aš dar pusės ežerą neapvažiavau. Tai kvepia nuotykiais. Aš jau kažkur pusiaukelį. Ten saulė leidžiasi kaip gražiai. O čia tokia absoliuti ramybė. Aha, ir va dar koks nenaudėlis. Graužia kažką. Tai vadinasi, chebra, čia yra krokodilų. Vadinasi, čia yra krokodilų ir mes juos būtinai pamatysime. Jeigu ne šiandien, tai kitą dieną. Bet krokodilas bus pamatytas. Šri Lankos krokodilas, kad palyginti su Indijos krokodilu. Kad, kad būtumėm jau išprūsę krokodilų reikaluos. Kad jau galėtumėm sakyti, va, Šri Lankos krokodilas netoks kaip Indijos krokodilas. Man nedumkite akių. Ir vis dėlto mielai išsimaudyčiau. Traukiu toliau džiunglių takais su šituo monstru, pas kurį pakeistas šitas plasmasiukas. Net savo atspindį galiu matyti. Net yra lipdukas toks pat kaip mano motociklo pavadinimas. Aš jau ir Lietuvoje noriu mocą. Reikia A kategoriją išsilaikyti. Labai nuostabu yra lakstyti su motociklu. Viskas, varom toliau. Kaip sakiau, yra lenktynės vyksta su laiku, nes sutems ir po to nesimatys ir ten gali tykoti krokodilas su varanu. Spastus man paspendė ir tada man prajungs kelis į kepenis ir mane sukapos. Čia džiunglės, chebra. Aš tiesiog riedu per džiunglės. Oi, čia toli gražu ne paskutinė mano kelionė per džiunglės. Vadinasi, va čia toksai vaibelis. Džiunglių keliukais galima pasiekti gražių vietų. Yra Adams Peak, man atrodo, vadinasi. Yra kalnas, čia nuo manęs už kelių šimtų kilometrų. Labai aukštas kalnas ir ant jo šventykla pastatyta. Ne dabar, ne rytoj, gal po kažkiek laiko aš tenais nusigausiu, bet tenais reikės jau kelių dienų, kad nuvaryt, nes iki ten 6 valandas maždaug važiuoti ir į tą kalną kilt irgi kokias 4 valandas užtrunka. Va toks va hardcore'as. Tai yra Šri Lankoje ką veikti. Ir pradžia mane jau džiugina.
Tai kur randuosi, man šildo širdį. Grožis. Išbridau iš džiunglių. Bet nebe nuostolių. Man kažkas apkandžiojo nugarą arba kažkoks spiglys yra nugaros. Nes kai Maikė liečia nugarą, tai gelt pradeda. Ir į akį, į voką kažkas įkando. Bet nuostoliai menki, turint omeny, kokie įspūdžiai mane aplankė. Ir vėl aš stoviu šrilankietiškam peizaže. Jau geresni keliai prasidėjo. Iki civilizacijos ne taip ir toli. Tiesiog važiuoti šituo keliu ir po to iššoksiu į dar labiau pagrindinį kelią ir iš vis vieni jokai pasiekti namus. Bet namo neskubu. Namų taip ir nesusiradau, mane pernelyg įtraukė šitas dalykas. Hi. Hi. How are you doing? Okay? From country? Country from? Lithuania. Yeah. It's in the center of Europe. Yeah. Tai dar vieni žmonės sustojo pasisveikinti su manim. And you are from here? There? Yeah. Nice to meet you. Tiesiog sustojo pasisveikinti, iš kokios šalies paklausti, porą žodžių persimesti ir viskas, ir išvažiuoja. Žinot, kas smagu, juos visus nustebina baltaodį pamatyti. Ne to, žinoma, zonai, kur turistų daugiau, bet va čianais džiunglėse nuošaliau, tai jie tokie maloniai nustebę būna. Tai pravažiuoja, būna, wow, baltaodis. Tai va. Viskas, varau atgal į civilizaciją, nes kaip žinia, temsta ir varanai ruošia spąstus. Varanai man ruošia spąstus. Tradiciniai mano maisto filmavimai. Tai čia panašu kažkoks jų Šrilankos patiekalas, kotų vadinasi. Ir šitas kotų yra su daržovėmis ir kiaušiniu. Yra taip pat su vištiena, ten su visko, su miksu, su sūriu. Ir čia tokie kaip kažkie maži makaroniukai supjaustyti. Ar kažkokia speciali makaronų, aš nežinau, bet skanu. Skanu ir sotų ir man labai patinka. Ir visas šitas komplektas su šitojo gerimuku cream soda dar atnešė nemokamai padažo. Kainuos 1000 jų pinigų, tai apie 3 eurus. Toks naktinis vaibelis užkandinės. Čia mano mocas, negaliu jo nepasigrožėti. Ir dabar trauksiu namo. Dar būtų neblogai nulėkti į sporto salę, nes dar ne vėl. O sporto salė kainuoja 2000 peso dienai arba 5000 mėnesį. Labiau apsimoka, aišku, mėnesį pasiimti. Bet aš nežinau, kur aš būsiu po to mėnesio. Tai toks svarstymo režime dabar. Nes gali būti, kad aš kažkur kitur toliai išsikraustysiu ir tada bus nepatogu.